Sveiki visi, šioje pamokoje šiek tiek patobulinsime mūsų sukurtą registracijos ir prisijungimo puslapį, o tai yra mes sukursime tokį dalyką kaip registracijos data ir tiesiog prisijungus mums rodys, kada mes užsiregistravome ir tiesiog kur nors čia parašysime, kada mes buvome registruoti. Tai yra mes į txt failą išsaugosime timestamp reikšmę ir čia tiesiog sukonvertuosime tą reikšmę į datą ir atvaizduosime. Taip pat padarysime tokį dalyką, kaip, sakysim, visiškai nedidelė statistika, tiesiog mums rodys pagrindinėme puslapyje, tai yra čia, žemiau tiesiog kiek yra iš viso registruotų vartotojų. Taigi, visų pirma, ištrinkime jau esamus vartotojus, tai yra vieną. Ir toliau iš pradžių pasidarykime registracijos datą. Taigi, tiesiog sukuriant šitą vartotoją, tiesiog registruojantis, ten kur yra patvirtinami duomenys ir įrašomi į failą, turime pridėti štai čia po L pašto į failą, kad į failą įrašytų timestamp reikšmę, tai yra dedame kabutes, dedame tašką, tai yra tiesiog sujungs kodą su reikšme ir funkcija time. Štai tekstas, taškas sujungia su reikšme time ir toliau dedame tašką ir vėl kabutes. Tiesiog aišku, galima daryti ir taip, tačiau jeigu dar ką nors norėsime prirašyti, tiesiog rašysime taip. Ir tiesiog taip palikite ir dabar išsaugokite ir patikrinkite. Taigi užsiregistruokite savo vartotoją. Spauskite registruoti, štai registracija sėkminga, prisijungkime ir kol kas dar nerašo, toliau prisijungimas puslapis ir po L pašto adresu tiesiog atvaizduokime teksto registracijos data, tarpas, paryškinkime ir sujungkime šį tekstą su kodu, kurį mes tuo įrašysime ir toliau sujungkime su štai šiuo tekstu. Taigi, čia tiesiog rašome date funkciją, parašome imdhis ir timestamp reikšmė, tai yra duomenys 3. Ir skliaustelius uždarykime. Kabliataškio nereikia, todėl kad mes tai rašome per vidurį echo funkcijos. Tiesiog sujungiame šią funkciją su kita teksto dalimi ir tiesiog vietoj viso to mums rašys datą. Ir duomenys 3, todėl kad mūsų faile timestamp reikšmė, tai yra registracijos data, tiesiog timestamp reikšmė įrašyta į failą ir ji yra ketvirta failė, tai yra slapyvardis yra 1, slaptažodis yra 2, L paštas yra 3 ir reikšmė yra 4, todėl raktas bus 3. Ir išsaugome failą ir štai prisijungkime iš naujo. Ir mums tiesiog rodo registracijos data 2011 metai, 4 mėnuo, 30 diena ir štai laikas. Taigi, ir taip pat vėl galime ištrinti vartotojus, kadangi ir susikurkime tiesiog patys failą statistika.txt ir mes tiesiog sulig kiekvienu registruotų vartotojų pridėsime prie reikšmės esančios šiame faile, tai yra 0, įrašykite į failą 0 ir taip pat atvaizduokite vis tą 0 pradinėme puslapyje, tai yra čia tiesiog
atvaizduokite statistiką arba registruoti nariai ir skaičių, o tiksliau tai tiesiog file get contents ir failas statistika.txt. Kadangi faile yra tik vienas skaičius, mums tiesiog reikia atvaizduoti visą jo turinį. Ir štai, registruoti vartotojai 0. Kaip matote, nėra nei vieno failo su vartotojo vardu ir todėl mums rašo 0. Bet rašo 0 tik todėl, kad faile yra įrašytas 0. Ir todėl dabar užsiregistravus, tai yra registracijos metu, mums reikia atnaujinti šią reikšmę, tai yra prie jos pridėti 1. Ir štai, čia tiesiog sukuria failą slapyvardis.txt ir įrašo duomenis. Ir taip pat mums reikia sena reikšmė, kintamasis, tai yra failo turinys, file get contents, statistika.txt. Taigi, kintamasis sena reikšmė bus štai ši reikšmė, tai šiuo atveju šis kintamasis bus 0 ir tiesiog atidarome dar kartą failą, atidaryti lygu open statistika.txt ir toliau taip pat nauja reikšmė kintamasis turėtų būti sena reikšmė, pridėti 1. Ir tiesiog nauja reikšmė bus sena reikšmė, tiesiog senąją reikšmę padidinsime vienetu ir sumą įrašysime į kintamai naują reikšmę. Ir toliau kintamai nauja reikšmė įrašysime į failą statistika.txt ir įrašome. Štai, nauja reikšmė. Ir fclose, uždarome failą. Ir, tiesiog dar kartą, sena reikšmė tai yra, tarkime, mes dabar registruojamės ir mums štai sukuria failą mūsų slapyvardžių.txt ir toliau nustato kintamai sena reikšmė į statistika.txt failo turinį, tai yra 0. Taigi, kintamasis sena reikšmė yra lygus 0. Toliau kintamasis nauja reikšmė yra lygus 0 pridėti 1, tai yra 1. Ir tiesiog į statistika.txt rašo naująją reikšmę, o tai yra 1. Ir tiesiog mes pradinėme puslapyje matysime skaičių ne 0, o 1. Štai šiuo metu rodo 0, kadangi faile statistika.txt yra skaičius 0. Tačiau jeigu mes užsiregistruosime, mums leidžia registruotis to pačiu slapyvardžiu, nes mes viską ištrynėme ir štai registracija sėkminga. Atnaujiname puslapį ir štai registruoti nariai 1. Ir taip pat prisijungus rodo, kada mes užsiregistravome. Tai tiek su registracijos ir prisijungimo sistema. Manau, kitoje pamokoje vėlgi darysime ką nors įdomesnio ir kiek sudėtingesnio. Taip pat prenumeruokite vaizdo įrašus ir manau, kadangi failas labai didelis, aš jums jį tiesiog priseksiu komentare, kad galėtumėte atsisiųsti. Taigi, viso laukite kitos pamokos.